vieta ne tik tiems studentam, kurie nori keistis ir tobulėti, tačiau tiems, kurie nori keisti ir tobulinti. Tai yra vieta, kurioje lengviausia stebėti ne tik savo, bet ir kitų draugų, kitų komandos narių augimą. Studentų stovykloje tarsi gerų darbų dirbtuvės. Čia susirenka patys motyvuočiausi ir kūrybiniai idėjų nestokojantys žmonės vien tam, kad veiktų ne tik TSPMI, bet ir Vilniaus universiteto studentų labui. Pirmas žodis, su kuriuo man asocijuojasi studentų atstovybė, tai yra patirtis. Tačiau tai yra patirtis pačia plačiausia įmanoma prasme. Tai yra idėjų generavimo, jų realizavimo, bendravimo ir net draugystės, kartais darbų darimo paskutinėme etape patirtis. Tačiau turiu pripažinti, kad visa tai yra išties neįkainojama. Kai pirmą kartą patekau į studentų atstovybę, galvojau, jog tai tik organizacija vienijanti studentus besimokančius universitete. Tačiau netrukau suprasti, jog tai pirmiausia yra bendruomenė. Dabar jau mano antroji šeima, kuri vienija žmonės, kurie siekia bendrų tikslų, turi tokius pačius lūkesčius bei yra užsidegę pakeisti pasaulį. Sakoma, jog diena nėra praleista veltui tada, kai kažką padarai pirmą kartą ir išmoksti naujo. Tai būtent man studentų atstovybė yra tokia saugi zona ir puikia terpė pirmiems kartams, kur yra nebaisu suklysti, nebaisu nežinoti, nes esame mes koordinatoriai, esą veteranai bei kiti studentų atstovybės nariai, kurie visada patars, pasidalins patirtimi bei visai kitaip pagelbės. Po metų praėjustų čia esą, galiu drąsiai teigti, jog pas mus yra labai smagu, nes galiu susipažinti su žmonėmis ne tik iš savo, bet ir iš kitų fakultetų. Veikla, kurią mes užsiemam, yra prasminga ir įdomi, o kiekvienam norinčiam veikti čia visuomet atsiras vietos. Mano akimis, mūsų TSPMI yra stipri ir vieninga organizacija. Šiandien be studentų atstovybės neįsivaizduoju nei aš savęs, neįsivaizduoju nei visa mūsų komanda.